Ant šitų grindų klijuosiu plyteles, jos 1,20 m ant 60 m, bet jos iš tikrųjų nėra tokios, gaunas 1,19 m ir 7 m, kažkas tokio, ar 5 ant 59 su trupučiu. Kadangi vienas toks variantas, aš šitą visą planelį bandžiau pasidaryti kompiuteryje pas save, tik tais tiek, kad vieną matmenį tiesiog neužsirašiau, tai gavosi šitos sienos, tai man gavosi netitikimai. Bet iš esmės, kaip ir skaičiuota, visą laiką, jeigu turim kažkokį planelį, tai visą laiką reikia bent jau įsitikinti, kad tikrai taip ir gaunas. Tai aš dabar ką padariau, tai susidėjau lazerį, pasimatavau su liniuotėm, einu visur persimatuoju, ar man viskas atitinka taip, kaip ir turėjo. Tai nežinau, aš gal net ir parodysiu pačiam telefone. Turiu aš planelį, jeigu matosi, tai yra nurodyta matmenys. Iš tikrųjų viršuje matau šitam kampe gaunasi po 18 kažkur tais centimetrų, 18 ir 8, bet iš dabar pasimatavus gavosi bent jau šitoje vietoje, jeigu įstrižai nenueina, tai čia apie 20 kažkas tokio, tai maža paklaida. Bet jeigu turim tokį variantą, aš tik tais pasiskaičiau blogai va šitoje vietoje, tai čia apie 2 cm kažkur turėjo įeiti, bet dabar įeina apie 4 kažkas tokio. Norisi aišku, kad dėžutė bent jau būtų su plytelė lygiai, va taip va tiesiai, kad 45 laipsnių kampu, kai turėsim pjūvį, tai jisai atrodytų idealiai, kaip ir padarytas šitoj dėžutėj. Jeigu gabaliukai kartojasi ant grindų, taip pat ir turėtų kartotis ant sienų. Tai jeigu šitų vietų neturim, tai viskas būna ganėtinai gerai, kadangi taip, kas dar čia, ką aš dar bandžiau pasižiūrėti, tai ir viskas. Ir čia gaunasi iš šonų, šitoj vietoj gaunasi apie 88 ir, jeigu gerai atsimenu, apie 80 gal 4 ir keli milimetrai, kad visos plytelės gautųsi per vidurį sveikos, tai aš bandysiu tada susidėti sveikas plyteles, bandysiu kažkaip prisirišti prie šitos dėžutės matmenį, kad jisai man nepabėgtų, ir bandysiu statumą pagauti, nes tos sienos aš esu tikras, kad tikrai yra pakrypusios į vieną arba į kitą pusę, todėl man tenais gali gautis šiek tiek kažkokie nelygumai, tai aš visą tą raštą plytelį, kurį dėsiu, turėsiu pasukti į kažkurią pusę. Liūdesys yra vien dėl to, kad čia, kadangi ten paskaičiau planelį šiek tiek mažesnę šitą nišą, tai man gaunasi, man atrodo, prisipjovimai, bet čia iš tikrųjų gaunasi apie 5 cm juostą, kuri turėtų užsidėti plytelėm. Tai čia kažkur tais plytelė baigėsi ir turim atsiradusią juostą. Kadangi šitą sieną yra nukrypus, taip su pasukimu, dėl tokių sienų norime tiksliai įsimatuoti ir žinot, kad tikrai esam pataikę į tam tikrą matmenį, tai visą laiką reikia, ką bent jau galėčiau rekomenduoti, būtų pasistatom lazerį, pasiemam kelis matmenis bent jau, kiekvienos kraštinės, tai tarkim, jeigu turi tenais kampą, tai į tą kampą reikia atremti tai vieną matmenį ir kitą, tai tokiu variantu mes žinosim, kad esam tikrai tvarkingai įsimatavę. Čia aš, kadangi tai pasimatavau, prisimečiau, kad daugmaž man atrodytų viskas panašiai ir bent jau vizualiai, kad matyčiau, kaip kas turėtų dėliotis. Tai aš pasidariau planelį, bet skirtumas tas, kad dėl tų netitikimų reikia visą laiką pasižiūrėti prie vietos, nes visą laiką niekad negali žinoti, kada kaip kas gali pakrypti ir kaip ką turėtum susidėlioti. Tai aš dabar pasimatavau, man tenais šiek toks netitikimas ties durim, tenais ir viskas, realiai, o visą kitą kaip ir pagal planą numatyta. Tai aš bandau tada prisirišti šitą plytelį, kad tikrai žinočiau, kad pataikiau idealiai į šitą matmenį ir tada bandau pildyti šonus. Ir man tenais jau nebesvarbu, nes viena tiesė, kuri jau bus, jinai padės man išpjauti tiek į kairę pusę plytelės, tiek į dešinę pusę plytelės ir viskas tenais bus gerai. Na štai, jau viską pasidariau, sumaišiau klijų, šito momentu pradėsiu klijuoti plyteles, tai susiradau centrą, ką aš galėjau dar pasidaryti, pasidariau tokį matavimo vienetą, su kuriuo galėsiu pamatuoti lygiagrečiai šitai sienai, nes pradėsiu nuo šitos konkrečios vietos. Tai atstumai šiek tiek skiriasi, bet ornamentą bent jau turėsiu pasidaręs šitą lazerinį liniją, bent jau jinai bus mano orientyras, į kurią pusę orientuotis, kad šitą plytelę, kurią aš dabar sudėsiu čia nuo tualeto dėžutės, jinai man gautųsi lygiai grečiai ir tvarkingai toj vietoj, kaip ir dabar aš ją įdėjęs. Tai
jeigu kas, galima užsižymėti ant pačių grindų linijas tokias, nusibrėžti, bet čia aišku, kadangi šiek tiek ir dėsis ir po to bus sunku matyti, tai aš paimsiu su liniuotę, atsimatuosiu ir bent jau su šitą liniuotę bandysiu pataikyti tos pačius matmenis, kaip ir pagal lygiagrečiai šitą sieną ir viską varom toliau. Šiek tiek nefilmavau, nes paskubėjau, gavosi toks variantas, kad man reikėjo būtinai įsimatuoti va šitą plytelę. Kol aš buvau nesusiveržęs lyginimo sistemų, man reikėjo šitą plytelę įsidėti taip, kad jinai būtų taip ant grindų. Jeigu kas minimaliai, kad galėčiau pareguliuoti, tai aš paėmiau, išsipjoviau, skubėdamas, įsidėjau, jinai man atitiko, kad vienodas tarpas tiek čia, tiek tenais ir tada visos plytelės, palikau galutinę plytelę neįklijuotą, va šitą. Vien dėl to, kad pavyzdžiui, jeigu tenais toj vietoj būtų man nesigavę, tarkim, reikėjo kažkur pareguliuoti ar panašiai, tai būtų reikėjo pareguliuoti ir čia jau būtų visas matmopas išsiskyręs. Tai gavos taip, kad aš susidėjau tenais, susimečiau šitas plyteles ir šitą ant paskutinio etapo paėmiau, pertepiau klijų, nes šitie buvo biški padžiuvę, tai, šiek tiek pasausėję, tai aš paėmiau, pertepiau pačią plytelę ir taip suklijavau šitus pagrindus. Kadangi dedant tokio dydžio plyteles, jos būna ne visai lygios, tai kaip ir šitoj vietoj man buvo va čia nelygumas. Pati plytelė kraštas liečiasi lygiai, tenais lygiai, čia irgi daug maž, o čia per vidurį gaunasi išlenkimas. Tai gavosi taip, kad jeigu lyginimo sistemas tu bandai priversti stipriai, kiek įmanoma, tai visą laiką per vieną kartą nerekomenduoju priveržinėti. Geriausiai paimi, šiek tiek paimi, trauki, iki kol jos susivienodina. Nes tokiu atveju, jeigu taip staigiai duosi, iš karto jinai ir lūžta. Tai man jinai šiek tiek greičiau pasitraukia negu reikia ir tada dėl pagrindo neligumo tų plytelių jinai išsigaubė ir vienos pusės negalėjo patraukti ir gavosi lūžo. Tas daugiakartinės lyginimo sistemas įdėjau, čia sutraukiau ir šitoje vietoje man gavosi viskas čia gerai. Dabar, ką aš dar galėčiau pasakyti dėl pačių plytelių pertepimo. Bet yra vienas dalykas, dabar tiktais nežinau, ar man išeitų parodyti iš tikrųjų. Turbūt, kad nelabai, bet jeigu jūs matėt, atkreipėt dėmesį, aš visą laiką plytelių klijus tepiu į vieną pusę. Tai dėl ko tai darosi į vieną pusę visą laiką. Ne jokie bangavimai, ne jokios juostos ir panašiai. Į vieną pusę vien dėl to, kad kai tu spaudi plytelę, tarkim, galiu parodyti, paimi judinį čia į šonus atvirkščiai negu plytelių klijai užtepti. Taip gaunasi didesnis padengiamumas ir pasiskirsto klijai. Kuo skirtumas yra su plytelių pertepimu? Tai vienas dalykas, tas pats plytelių pertepimas, jisai kaip ir tarnauja vieną dėl to, kad išgautų kaip ir didesnį dengiamumą, bet tik tais tiek, kad vienodas plytelių pertepimas į vieną pusę leidžia padaryti tam tikrus tarpus, per kuriuos oras gali būti pašalinamas po plytelę, vien dėl to, kad būtų geresnis padengiamumas po pačią plytelę. Nes jeigu tu turi, tarkim, visokias bangas ten į vieną pusę, į kitą pusę ištraukęs, tai kas tai yra, dėl ko tai yra blogai? Dėl to, kad gaunasi taip, kad oras negali išeiti, vienose vietose jisai užkliūna, tiesiog negali pasispausti plytelę tenais, kitur atšoka, vienur, tarkim, pasibangavo, tenais prisispaudė, čia neprisispaudė, gaunasi ne vienodas padengiamumas. Vieni taip aišku žino, kiti nežino, tai jeigu nežinai, tai dabar sužinojai. Kitokiu atveju pertepimas yra vien dėl to blogai, kad į vieną pusę, jeigu pertraukiai, sekančią plytelę dedi jau į kitą pusę, gali gautis taip, kad užsidaro oro tarpai, aišku, tenais didesnis sluoksnis, daugiau pasikelia, bet jeigu oro tarpai pasidaro ir tada jau negali pasišalinti jų po plytelę, gaunasi taip, kad mažesnis dengiamumas, nors ir atrodo, kad tų klijų tenais krūvą įmeti, pastangos didelės, sugaišai krūvą laiko ir nieko iš to gero nesigavo. Tai gaunasi taip, kad ją plėšti sunkiau vien dėl to, kad su klijais labiau sukimba vien dėl to, kad prie plytelės labiau spaudi ir prie pačio pagrindo. Tai kaip ir pasakius, kaip ir gerai, kaip ir blogai. Tai dar ir viena šita priežastis,
dėl ko geriausiai nepertipinė tų plytelių, jeigu tik tais ekstra atveju, ten kažkur tai turim labai didelės bangas, didelius nelygumus, arba pačios plytelės labai plonos, jos netlaiko svorio ir didelis svoris tenais vaikštinėje, arba lauko sąlygos turim. Ir tiek tada. Tada vis tiek gaunasi techniškai, turi maišytis skystus klijus, gaunasi taip pertipinį, taip į vieną odą pusę, tiek plytelę, tiek į grindis, bet dauguma tai peržiūri, tiesiog nekreipia dėmesio, paima, susideda ir gaunasi taip, kad kartais nepasitarnauja taip ta kokybė arba bent jau tas pertipinimas taip, kaip norėtųsi. Dar truputį šiek tiek pačio matavimo, tai aš pasiėmiau kaladėlės, kaip aš vienodai gerai gražiai įsipjaunu. Tai čia iš tikrųjų pasirodo pjovėsi viena dalis 19 ir 2 mm plytelės, kita dalis 19 ir 7, atrodo, ar jo, kažkas tokio, 19 ir 7. Ir pasižiūrėkite, kiek tada gipsas turi būti susuktas arba bent jau nueinantis, kad į toj vietoj didesnis plyšys pasidarytų. Pasiėmiau 2 kaladėlės, kadangi dažniausiai paliekam tarpą apie 5 mm, tai dėl ko tas tarpas 5 mm. Tai gaunas taip, kad tu dedi čia 2 mm, gaunasi norisi, kad čia pasiliktų 2 mm, tai bendroj sumoji 4 mm. Paklaustum, kodėl aš imu 5. Ne dėl to, kad aš nemoku skaičiuoti, bet dėl to, kad kai tu pjauni staklėm, gaunasi kažkokie guziukai. Tarkim, kalniukas tenais po plytelę. Čia glazūra prasipjauna viskas, viršutinė dalis labai gerai, o virš apatinė, tarkim, tenais, kuri pati plytelė, ten gaunasi kažkoks nelygumas, ten netitikimas. Todėl tas milimetras kompensuoja šitą variantą, tai geriausiai palikti 5 mm, ne 4, nes jeigu kartais palieki 4, tai būna kartais ir netelpa ta pati plytelė, kaip ir buvo man vienas variantas čia. Aš įsimatau vienodą atstumą tiek čia, tiek tenais, nusipjovė, jisai tiek čia, tiek tenais vienodas atstumas, bet per vidurį pačią gipsą, nežinau, ar čia gipsas buvo sudėtas ne kaip, jisai tiesiog pilvas ir taip jau gaunas, kad man nebeišeina įdėti plytelės, teko šiek tiek pakoreguoti visą tą siūlę, šiek tiek atitraukus, bet nuo to kokybė nenukenčia, viskas gaunas taip, kaip ir planuota. Tai dabar ką aš turėsiu, tai pasimsiu, greičiausiai išsigręšiu šitas kelias plyteles, nes jau aš atstumą žinau, kuriuose vietose, kuriam taške man reikia išgręžti plytelę tiek čia, tiek tenais. Čia greičiausiai kvadračiuką reikės išpjauti, nes per 2 vamzdžius tai jau tikrai niekaip neišeis įdėti. Kas svarbiausia, vamzdis apačioj, jisai ploniausias, čia gaunasi dvigubai storesnis, tai tą plytelę reikės, nežinau, kaip išgręžti, gal pabandyti išgręžus 2 skylės, kažkaip atitaikyti, kad jos pralystų. Nes kad ir viršui būna, atrodo, čia apačioj idealiai išmatuoja, viskas būtų gerai, bet viršui nepralenda. Vien dėl to, kad skylė yra per maža, o čia plačiau. 5 plytelės, visas maišas klijų susinaudoja, tai gaunasi 25 kg. Ir tiek, tai čia aišku, kadangi didesnis sluoksnis dėjasi klijų, gausi taip, kad aš tepiau su 14-15 mm šukomis arba dantytom mentelėm ir gausi taip, kad susivestų man pagrindą su grindimis ir nereikėtų nieko papildomai tenais vartyti ir kilnuoti. Kas dabar liečia dėl pačio klijų pasiskirstimo, tai gaunasi taip, kad kaip matosi šitose vietose 100% užsidengia klijai, nes matosi pasiskirstimas į šonus, kaip prispaudi plytelę ir pasukioji ją. Kitose vietose gal ne visur, nes pati plytelė ne visur yra vienodai lygi, bet iš esmės čia dengiamumas ganėtinai tikrai puikus. Nes matos, kad tikrai kažkur susiploja visiškai klijai, kitose vietose jie mažiau, bet didelės reikšmės nesudaro. Iš tikrųjų dengiamumas vis tiek tokio, kokio reikia, nes va matos, šitose vietose jau visiškai jisai pasiskirsto. Čia
jisai irgi pasiskirsto, tik ties viduriu šiek tiek ir ties galu. Nes aišku, dauguma variantų dar būna, kad tose vietose kažkur tai turi susikilt arba pasikelt, arba dažniausiai, kai būna prie pat kraštų, šitose vietose dažniausiai betonuodami pakelia betoną arba jisai užsiverčia šiek tiek dėl pačios hidroizoliacijos ir tada būna kažkuriuose vietose, jeigu guziukas pakelia kraštą ir tada kažkur tais nevienodai tai pasidengia. Baigiamasis žodis būtų toksai, kad susidėjo viskas gerai. Gavosi taip, kad šiek tiek teko pažaisti su šitu kampu, nes atitinkamai jau tenais sunkiau išsimatuoti ir panašiai. Tai teko dar konusų pripjaut, kaip ir va šita vieta, jinai netolygiai eina, ne kampo, jinai taip užsirenkia. Tai kad visas pjūvis atitiktų, tai teko per 2 kartus pjaustyti, vienu kartu aš pabandžiau įsidėti ir jinai tenais užstrigo. Tai teko dar atsižymėti dar vieną papildomą liniją ir per ją perpjovus, tada jinai atitiko kaip lūkesčius, viskas gerai tilpo. Kas toliau, gal ne viską tenais nufilmavau, nes sunkiausia su šitais gabaliukais buvo, tai kadangi susidėdu visas šitas plyteles, man gaunasi lengviau tada jau užlipti ir pamatuoti šitą. Kitokiu atveju, kitaip neišeitų tada to padaryti, tada tektų palikinėti arba iš karto, kaip dažniausiai būna tenka daryti, tai kol dar pasiekiu, tai tada dar įklijuoju šitą, bet, na, aišku, nepatogus dalykas, nes būna, kad kampas pasisuka ir jau tada gali nepataikyti į šitas vietas, bet viskas čia gerai, tai vat prašymas toksai būna, kad kartais gulščios plytelės, kaip ir ant sienų dabar norisi kartoti tą patį raštą, tai gaunasi, jeigu gulščiai jos atitinka, jeigu stačiai jos atitinka, tai gaunasi tokias vietas darant, tai gaunasi 2 sienos vonios sueina, galima suvedinėti siūlės, 2 nesuvedinėti, nes kadangi tokios plytelės jos 60 ant 1,20 m, tai gaunasi taip, kad vienur turėtų gulščiai statytis ant 2 sienų, vienas tai šitą ir lygiai grečiai čia, bet kadangi norisi visą raštą palaikyti kiek įmanoma vienodesnį, tai gaunasi taip, kad reikia tada arba vienur statyti, arba kitur gulščiai, o jeigu vienodas, gaunasi visur vienodą, tada lygiai išlaikai. Šitos 2 sieninės plytelės nesuformuoja vienos šitos ant grindų esančios, nes jinai prašoka per, atrodo, 3 ar 4 mm štai šitoj siūlėj, bet kadangi čia statysis vonė, tai čia nesimatys, bandysim pataikyti čia. Ir dar vienas toks dalykas, kadangi mes darėm kaip ir gaunasi šitą siūlę susieina, o šita plytelė yra 80, o mūsų sieninė gaunasi 60, apie 59,7, tai gaunasi taip, kad atsiranda papildomai dar viena siūlė tokiose vietose. Na, aišku, jau kitokio dalyko jau neišvengsim, jau kitaip neišeis padaryti, tai atsiranda dar papildomai va čia siūlė. Reikės visą pasimatuoti bendrą lygį aplink visą vonę, nes kadangi čia neturiu aš dušo trapų, nieko tokio panašaus nėra, man nereikia pripjaudinėti apatinės grindų plytelės. Tai vienas dalykas, kadangi šito dalyko nereikia, aš pasistatau lazerį ir per visą perimetrą apeinu, pasižiūrau, ar man viskas atitinka. Jeigu aš statysiu vienoje vietoje sveiką plytelę ant grindų, ar man tikrai visose vietose jinai sueis taip, kaip aš norėčiau. Nes būna taip, yra tenka susidurti, kad vienur telpa, kitur netelpa, kitur neįkišia arba jau reikia pripjauti. Tai tą aš pasidarysiu. O su grindim, tai kaip ir matėt, teko šiek tiek sunkiau sužaisti, bet yra vienas variantas, kadangi viskas darosi su lyginimo sistemom, tai tos lyginimo sistemos plytelė palaiko pakankamai gerai vien dėl to, kad tu galėtum užlipti, jeigu užlipai ir atsimatavęs pripjovį įdėjai plytelę, tai ten viskas gerai atsitiko, nieko ten baisaus. Jos nenukrenta. Pamiršau paminėti, iš tikrųjų gavosi taip, kad man pritrūko vienos plytelės, tai dėl tos vienos plytelės aš negalėjau įdėti šitos. Nes tokiu atveju, ką aš turiu siūlę, ir jeigu čia kas nors būtų man pasisukę, aš tada jau nebeįdėčiau vienos, o jau nebeįdėčiau 2, gaunas, kad reikėtų tada išlupinėti šitą plytelę, kuri jau būtų priklijuota automatiškai praeitą dieną, tai kadangi jinai lengvai įsiimtų, bet kam iš tikrųjų tokius darbus daryti, jeigu reikėtų po to perdaryti, tai neaišku, kokio dydžio dar
išsipjaudinėti reikia, nes čia pastebėjau, kad viskas palei sieną eina lygiai grečiai iki šitos vietos ir čia jau prasideda netitikimai, gaunas čia viena dalis pjovės 84 šitas kampas, o čia jau 83,5, tai kaip ir iš tikrųjų per mažą tokį plotį, per 60, tai čia ganėtinai didelis netitikimas. Ką toliau turėsim, tai gali būti, kad dar labiau užsisukinėja sieną, tai toks variantas, kai kas būna, kai nepasimatuoju įstrižainių, bet ką padarysi, gaunasi su plytelė lengviau atsvert tokius nelygumus arba netitikimus negu su kažkuo kitu. Tai vat, ką aš noriu visą laiką paminėti, tai jeigu turime sveikas plyteles, tai nedėkit sveikų plytelių prie kraštų, bandykit prisipjaudinėti prie pačio krašto, nes niekad negali žinoti, čia tai man viskas atitiko, viskas gerai, bet jau visos kitos grininės. Va čia šitas kampas geras, šitas geras, tik šitas blogai. Jeigu turim tokius netitikimus, bent jau reikia pasižiūrėti atstumus iki sienų ir jeigu turi sveiką, tai jau ten gautųsi, kad nelystų, o jeigu pagal tą kampą padarai sveiką, tai čia jau gautųsi didelis plyšys, tai būkit bent jau atidus ir įvertinkit viską prieš darbą. Sunkiausia su šitom skylėm, čia kadangi viršutinės, kaip ir aš buvau minėjęs, viršutinė skylė yra platesnė, čia siauriau, tai gaunasi taip, kad per viršų vos pratelpa, o čia jau gaunasi plyšys apačioj. Nu, aišku, šitas vamzdis pasikeis, bus galima jį išardyti, tai tik tiek, kad jų klijų šiek tiek pateko, o klijai gavosi taip, kad išsispaudė po plytelę. Tai jeigu mes turim tokį variantą, kada šiek tiek klijai, sakoma, nepadengia ar kažkas tokio, tai pasižiūrėkit, kaip jie čia labai puikiai padengia. Jie tiesiog vos ne iki viršaus ir pakyla. Tai skystesni klijai labai puikiai. Čia per siūlę, aišku, visą laiką siūlės bandai išvalyti su lyginimo sistemom, nes jeigu va taip atsitinka, papuola kažkur tais klijų, lyginimo sistema lūžta labai blogai, lieka dalis viduje, tada reikia su multifunkciniu arba su peiliuku bandyti kaip nors ją išgramdyti, nes kitokiu atveju jinai būna išlenda ir matosi, o daugiau čia kaip ir problemų nėra. Nu, dar vienas dalykas, kaip ir čia aklės buvo padarytos, suspaustos jos daug didesnio diametro negu apačioje, tai teko tiesiog pasinaudoti didesnė skylė, kaip ir rozetėm, paėmiau, išpjoviau ir viskas čia labai gerai. Jeigu patiko vaizdo įrašas, patinka, prenumeruokit kanalą, super fantastiška auditorija, iš tikrųjų. Dėkui, kad turit kažkokį pastebėjimą, jeigu kas pakomentuojat. Ačiū.